Sveiki! Šitame video gydytoja gastroenterologė Birutė Čejunskienė papasakos, kas nutinka, kai žarnyne egzistuoja blogųjų bakterijų gausa ir kaip tai lemia ne tik pilvo pūtimo arba vidurių užkietėjimo problemas, bet ir kokius sisteminius pokyčius įjungia organizme. Išgirsite apie gerųjų bakterijų vaidmenį svarbioms organizmo funkcijoms užtikrinti, mikro bei makromedžiagų įsisavinimui, bei kokius vitaminus jos padeda gaminti. Sužinosite apie naujausius atradimus mikrofloros srityje, kaip žarnyno mikroorganizmai gali paveikti cukrinio diabeto, hipertenzijos, antsvorio atsiradimą ir kokie naujausi gydymo metodai šiuo metu yra taikomi pasaulyje. Apie nieko nekainuojančią sveikatinimosi priemonę – vandenį. Gastroenterologų rekomendacijos, kada ir kokį vandenį reikėtų gerti, kad išlaikytumėte optimalią sveikatą. Negyvas maistas. Sužinosite, kokių maisto produktų reikėtų vengti, norint išvengti grybelinių ligų ir žarnyno mikrofloros disbalanso. Na ir pabaigai, gausite maisto produktų sąrašą. Su kokiu maistu gausite probiotikų ir prebiotikų, bei kokie maisto produktai išvalys organizmą nuo bakterijų ir parazitų natūraliai. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Pas mane dažnai atėję pacientai sako, išnaikinkit visas bakterijas. Turiu nuliūdinti, kad mes mokslininkai mūsų darė tyrimus, peliukus tik gimusius, neleido kontaktuoti su jokiu mikrobu, neleido kontaktuoti su jokiu virusu, su jokiais grybeliais ir kitais patogenais. Ir jie netreniravo savo imuniteto, savo limfinės sistemos ir jie visi žuvo. Deja, mes taip esame surėdyti, kad mes turime savo organizme ir gerųjų, ir blogųjų bakterijų. Gerosios bakterijos mums linki sveikatos ir ilgo gyvenimo, o blogosios bakterijos pasiruošusios mums padėti, kada mes jau einame iš šito pasaulio, kad nebūtų lavonų krūvos, kad tiesiog mūsų kūnas būtų suardytas. Taigi, ta pusiausvyra tarp tų bakterijų, kaip visur, homeostazė, balansas turi būti išlaikomas. Ir taip kol kas. Šiai dienai mokslininkai teigia, kad mūsų žarnyne yra apie 1000 įvairių rūšių bakterijų, kurios sudaro žarnyno mikroflorą. Ir tik tai 300 tų bakterijų yra identifikuotos, turi savo pavadinimą, gentį, rūšį ir išaiškintos. Yra ne tik tai, kurie mes darome laboratorijose pasėlius, bet yra dabar apjungta Estijos, Vokietijos ir Lietuvos gastroenterologai, daro genetinius tyrimus ir ieško priežasties metabolinio sindromo, kokios bakterijos įtakoja mums cukraligę, hipertenziją, viršsvorį ir ganėtinai ieškoma, kokia labiausiai bakterija mums šitas ligas sukelia. Netrukus grįšime prie gydytojos paskaitos, o jeigu jūs čia esate ne tik tai dėl žinių, bet ir ieškote praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo virškinimo sistemą, atstatyti mikrobiotos balansą, maitintis sveikiau ir būti fiziškai aktyvesniais, apačioje būtent jums palikau specialią nuorodą. Prisijungę prie probiotikų prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite 10 milijardų mikrokapsuliuotų probiotikų kursą, kurio jums užteks mėnesiui, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Probiotikų prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Tai yra naujausi moksliniai tyrimai, o naujausi gydymo metodai tai yra būtent žarnyno mikrofloros transplantacija. Tai yra, jeigu tarp mūsų kalbant, tai yra paprasčiausia sveiko žmogaus, dažniausiai įmama vaiko, išmatų turinys ir tiesiog įvedamas į sergančių žmogaus žarnyną ir taip vadinasi žarnyno mikrofloros transplantacija. Ganėtinai sėkmingų rezultatų
pasiekiama. Šitos procedūros atliekamos ir Kaune, ir Vilniuje. Ir kągi, tos mikrofloros svoris yra nemažas, nuo 0,5 iki kilogramo, iki 1,5. Tai yra individualus organas, kuris ir ilgą laiką buvo nepripažintas, aišku, tai tos bakterijos irgi turi savo vibracijas, turi savo informacinį lauką. Jeigu mes apie jas negalvojame ir jų nemaitiname, jos gali mus į vieną ar į kitą pusę, į gerąją ar į blogąją pusę nukreipti. Ir yra pagrindinė funkcija, gerosios mūsų bakterijos apsaugo nuo virusų, nuo kitų, šalina toksinės medžiagas, gerina kepenų funkciją ir panašiai daug. Ir kas svarbiausia, be tų bakterijų mes neturėsime nei mikro, nei makro elementų, nes jos padeda jas siurbti, o kai kurios bakterijos gamina mums labai svarbius vitaminus, kaip vikazolis, vitaminas K, vitaminas K2, kuris labai svarbus vitamino D pasisavinime, tai yra didžiulė naujiena šiuolaikiniame moksle, vitamino K2 svarba, kaip jis koreliuojasi, kada jis skiriamas ir kaip padeda netgi susireguliuoti ir kalcio atsidėjimą minkštuose audiniuose, būtent tulžies pūslėje, kepenyse, minkštuosiuose audinyse, netgi tame tarpe ir arterijos kraujagyslėse, kaip aterosklerotinės plokštelės. Tai yra tikrai neįtikėtini pokyčiai šitoje srityje. Ir kągi, gerosios tos bakterijos, kaip ir tulžis, skatina peristaltiką. Jeigu yra blogųjų bakterijų gausa, tai ką mes matome? Matome, blogosios bakterijos gamina dujas. O dujos ką daro? Plečia žarnyno sienelę. O jeigu išplėsta žarnyno sienelė, jinai kaip balionas išsipučia, jinai plonėja ir jos susitraukimai tampa neįmanomi. Štai kodėl mes čia galime atsidurti labai dažnoje fazėje, kada užkietėja viduriai, kada neturime jėgų išstumti šito išmatų. Ir tas vidurių užkietėjimas veda į daug problemų, apima ir aplinkinius organus, ir šlapimo pūslę, ir ginekologinės problemos, ir uždegimai, ir panašiai. Matote, kaip vyksta ryšys. Vienas organas sutriko, reaguoja visi aplinkui, visi kaimynai pirmoje eilėje limfmazgiai, tai kurie arba sustabdo tą infekciją, jeigu geras stiprus imunitetas, arba toliau jis sklinda po mūsų organizmą. Ir to vandens įtaka, galbūt jau ir žinote, kiek mums jo reikia išgerti. Trumpai priminsiu, kad kiek mes netekome, turime sugrąžinti, su skrandžio sultimi netenkame su prakaitu ir šlapimu apie litrą, su išmatom apie 100, su iškvepiamu oru, įsivaizduojate, ganėtinai daug, 900 ml. Kodėl mes ryte atsibundame burna išdžiūvusi, sausa, kodėl turime tą ryte atsikėlę bent 2 stiklinės šilto vandens atstatyti, išgerti prieš valgį. Vanduo geriamas 20 minučių iki valgio, valandą po košės, 2 valandos po mėsytės. Kodėl taip sakau? Todėl, kad valgio metu vanduo nepageidautinas, nes jis mums atskiedžia fermentus, sultis, virškinimo sultis. Todėl reikalingos daržovės ir vaisiai. Ir kiek mums reikia vandens, apsiskaičiuojame, svorį dauginame iš 30, o jeigu jau svoris yra per didelis, tada svorį dauginam išūgio centimetrais. Temperatūra vasarą 22-24, šiaip aš grubiai sakau, kad reikėtų vandenį gerti, šiltesnį už ranką, tada nereikia jokio matavimo, kadangi skubame, imame pusę karšto, pusę šalto ir turi vanduo tirpdyti mūsų maisto medžiagas, kad tą kietą maistą mes galėtumėm pasisavinti, o dar vanduo reikalingas, kad galėtumėm ir išvalyti, kitaip sakant, išplauti visus medžiagų apykaitos produktus. Taip, ir per didelis vandens kiekis gali iš mūsų organizmo išvesti druskas,
Tenka matyti tokiu atveju, kada ypač vaikų amžiuje, kada paskiria ne pagal svorį ir ta klaida įvyksta, kada pacientai patenka į gydymo įstaigą ir jiems ten sako gerti daug vandens, nes visiškai kitas vandens kiekis ir skysčių kiekis yra reikalingas, kada sergam, kada karščiuojam, žymiai daugiau reikia kiekvienam temperatūros laipsniui, po 10 ml dasideda, kada viduriuojam, kada vemiam, visiškai kitas vandens kiekis ten tampa vos ne dvigubas, trigubas, kada reikia atstatyti tą vadinamą vandens netekimo būseną. Ir su ta rekomendacija išėję mano ligoninėje, ateina, mes geriam tiek vandens, nes mums ten infekciniai, mums reanimacijoje pasakė, kad tiek reikia. Bet jūs, sakau, jau esate pasveikę, jūs jau nebeviduriuojate, nebevemėte, nėra to patologinio vandens netekimo epizodo. Tai jūsų vandens kiekis, svorį dauginkit iš 30, nes perkrauti su vandeniu, tokiu dideliu vandens kiekiu, perkraunami inkstai ir organizmas irgi išsibalansuoja, taip pat kaip ir persivalgiusi. Gali net sukelti viduriavimą, netgi dažna būna net ir svorio netekimo priežastis, nes taip. Ir idealiausiai pasižiūrėti ryte, kokia šlapimo spalva, šviesi šlapimo spalva, parodo, kad išgertas pakankamas vandens kiekis. Ko labiausiai norėčiau, kad mes atsisakytumėme saldžių, rafinuotų, baltų miltų produktų, batonų, baldelių, picų, makaronų, blynų, ypač sausų pusryčių vaikams. Apie pieno, cukraus, laktozės problemas irgi turiu paruošusi atskirą temą. Visiškai pasikeitė pieno vartojimo ir pieno kokybės ir pačio pieno išgavimo procesai ir kaip tai įtakoja į mūsų organizmą. Reikėtų irgi šitas temperatūrai atsparias mieles, mielinių produktų privengti, nes tai yra grybelinės floros. Kodėl mes dabar tokie pažeidžiami su grybelinė flora? Todėl, kad mes savo gyvenimo eigoje esame gavę ne vieną, ne du, o ganėtinai daug antibiotikų. Ir šiaip kitų medikamentų, ir chemoterapija, ir radioterapija. Ir visa tai skatina mūsų gerųjų bakterijų vis daugiau ir daugiau. Mūsų dėstytojai sakydavo, ateities medicinoje susidursite su grybais. O grybai tai ir būtent ir yra tos kandidos, mielės, moteris dažnai makštyje turi, vaikam liežuvė, jau net kūdikiam šitą atrodo nekalta pienligė, nuvalom liežuviuką, o žiūrėk, žarnyne jinai sėkmingai ten maitinasi, saldžiu mamos pieneliu, kelia pilvo pūtimą, rausta užpakaliukas, išmatos rūgščios, putotos, dirglios, kolikos, neramumas, pasimetimas, diskomfortas visoje šeimoje, o pasirodo, mamytė gimdymo metu makštyje buvo pienligės grybelis, kuris gimdymo metu pateko ant lūpyčių ir pirma bakterija, kuri atėjo į burnytę, tai būtent šita kandida, kandidozė. Tikrai esate ne vienas matę, patyrę ir netgi gydę, aš taip įsitikinus, nes čia jau reikia ir gydyti. Kas dar iš netinkamo maisto? Tai puikiai žinote, kad perdirbtas, rafinuotas, tas nenatūralu, ko dabar pilna parduotuvės, atsirinkti sveiką tinkamą maistą ganėtinai sudėtinga. Praktiškai jisai negyvas, bet tų fermentų yra, kaip minėjau. Propagavimas to mūsų vaisių daržovių išlieka, turbūt išliks visam gyvenimui. Kokiu mes turime savo žarnynai teikti pagalbą, su kokiais produktais, kad būtų tų gerųjų bakterijų, tų vadinamų probiotikai, tai yra gyvos mūsų maiste esančios bakterijos ar mūsų gydomosiuose preparatuose, ir prebiotikai, tai būtent maistinės skaidulos, apie kurias žalioji dėžutė irgi daug teikia informacijos. Tai tos gerosios bakterijos randamos pieno rūgšties pavidale, raugintose kopūstuose, kefyre, jogurte, rūgpienyje, kimčiuose, fermentuotus sojų produktuose, fermentuoti kopūstai, česnakai, imbiras, kambučia, netgi vedamos laidos, mačiau dietologų, labai gražiai mokina, kaip rauginti, kaip
fermentuoti tos produktus. Ir maistinės skaidulos labai naudinga yra ta pinomba, tai yra kaip saulėgrąžų bulvė dar vadinama, labai gražiai dar žydi. Artišokai, aišku, mūsų krašte praktiškai tik Ispanija, Italija ir pietų šalis gali jom pasimėgauti. Ropinė gumbapupė, žalios lapinės daržovės, avižos, porai, svogūnai, česnakai, ko mes turime sočiai, neignoruokime jų, šparagai, pienių lapai, labai įdomus. Ir žarnyną valo ir netgi nuo mikrobų, nuo bakterijų, nuo parazitų, česnakas, ananasai, kokosų aliejus, moliūgų sėklos, pelynas, krienai fermentuoti. Linų sėmenys, gvazdikėliai, jeigu 3 gvazdikėlius iš ryto kiekvieną rytą pakramtysite, tai tikrai padėsite dantenom, burnai, ypač kas jaučia blogą kvapą iš burnos ir panašiai suskatinsite seilių. Aišku, kas mėgsta aštriau ir papriką, ir svogūnai, graikiniai riešutai, morkos, voveraitės, dabar jos pagrindinės antiparazitinės pagalba, džiovintų voveraičių milteliai, netgi komerciniai yra sukurti preparatai, kardamonas, imberas, bazilikas, petražolės ir kitos daržovės. Dėkui, kad žiūrėjote šitą video iki pačios pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskit mygtuką prenumeruoti, jeigu dar iki šiol nesate to padarę. O jeigu domite sveikatingumo, sveikos mitybos, psichologijos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį psichologijoscentras.com. Ten rasite ne tik psichologijos, bet ir pačius populiariausius mūsų sveikatingumo kursus. Labai rekomenduoju Jums pasidomėti mitybos specialistės Tautvilės Šležaitės Miller kursu Sveikos virškinimo sistemos strategijos, kuriame lektorė papasakos apie tai, kaip pagerinti virškinimą esant skrandžio veiklos sutrikimams, o taip pat apie kepenų detoksikaciją, žarnyno veiklos ir mikrobiotos ryšį bei organizmo valymą. Na, o jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą, apie limfinę sistemą, labai kviečiu pasidomėti gydytojos jau Jums pažįstamos gastroenterologės Birutės Čivinskienės kursu Kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą. Jame išgirsite gydytojos patarimus, kaip namų sąlygomis stimuliuoti limfą, skatinti limfosorbciją, kepenų apsaugą ir kaip savarankiškai atlikti limfos masažą namuose. Na, o jeigu esate smalsus, dar turite šiek tiek laiko, kviečiu nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 panašių video edukacijų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki!